Esu Darius iš NFQ, kaip sakė, esu įmonės vadovas. Užsiemam pagrindę internetinių sistemų kūrimu, vystymu, reklamą internete, kūrėme projektus pagal užsakymus ir turime eilę savų projektų. Šiandien jums daugiau papasakosiu apie tendencijas elektroninėje komercijoje. Manau, kad apnoginsiu Lietuvos tas realijas ir galbūt šiek tiek patarimų išeis duoti. Dažniausiai visos temos apie komerciją prasideda nuo JAV. Matome, kaip puikiai auga apyvartos. Iš tiesų, čionais šimtai milijardų dolerių. Iš tiesų negaliu pakomentuoti, nes neįsivaizduoju, kas tai yra, tas 1 milijardas dolerių, bet žodžiu auga. Ir iš tiesų čia nėra 2008 metų skaičiukų, bet iš tiesų sunkmetis nelabai paveikia pardavimus ir viskas su komercija tenai yra gerai. Dabar Europa. Matome, kad geriausia komercijos kryptis yra Vokietijai, Anglijai ir Skandinavijai. Tenais apie 60–80% internautų perka internetą ir dažniausiai perka kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę. Tokios kaip įsivažiavusios komercijų šalis yra Prancūzija, Italija, Ispanija, Airija. Ten augimas šiek tiek yra sustojęs, bet jisai taip auga 11% per metus. Rytų Europoje iš tiesų yra komercijos savotiškas bumas. Aišku, lengva sakyti bumas, kai mes pradėjome augti nuo nulio. Absoliutinės reikšmės labai yra mažos, bet augimai iš tiesų yra pakankamai dideli. Iš tiesų dabar ir rizikos kapitalo fondai ir žmonės, kurie turi pinigų, labai susidomėję yra Rusijos, Lenkijos ir Čekijos rinkomis, nes tenais kažkuria prasme įvyko persilaužimas. Rusijoje iš tiesų yra gana savotiška situacija. Matoma, kad 6 milijardai dolerių apyvarta, tai iš tiesų yra labai mažai, bet čia yra tik tai tikrasis online'as paskaičiuotas. Rusijoje įprasta eiti į kažkokį kioskelį, nunešti grynus pinigus, pasiimti prekę ir panašiai. Bet pirkimų ten yra daug ir tokie kaip avibilietai jau ten yra norma pirkti. Lenkijoje matome, kad 17 milijardų zlotų, tai iš tiesų skaičiai yra tikrai dideli. Bet ten yra Allegro, kuris iš tiesų padaro didžiąją dalį apyvartos. Slovakijai panaši padėtis kaip Lietuvoje ir pati Slovakija kiek panaši į Lietuvą. Čekijoje pateikiau Alza CZ pavyzdį. Elektroninė parduotuvė, kaip pas mus Pigu LT, pernai padarė 200 milijonų eurų apyvartos, šiemet mano, kad padarys 300 milijonų eurų apyvartos. Tai nors Čekija, aišku, 3 kart didesnė už Lietuvą, bet vis tiek. Dabar ką turim Lietuvoje? Lietuvoje interneto vartotojų skaičius jau gana nemažas. Kas liečia perkančiosios internete, tai skaičiai tikrai nėra įspūdingi. Matom, kad pirkus internete ten apie 300 000 žmonių. O iš tiesų žmonių, su kuriais galima dirbti, kurie perka nuolatos, kurie jau žino, kas, yra vos labo 100 000. Tai iš tiesų tai nedidelis ten Anglijos ar Vokietijos miestelis ar panašiai, tai kartais pagalvokite, ar negeriau važiuoti į kažkokią provinciją kažkur ir padaryti ten biznį. Bet neužsiimsiu čia pesimizmu toliau. Parduotuvių skaičius Lietuvoje tebeauga. Man Shops.lt sakė, kad ten per dieną po porą naujų elektroninių parduotuvių atsidaro Lietuvoje. Džiugu. Pamatysim, kas bus toliau. Pigu LT greitai tebelieka lyderiais, visi kovoja savo pozicijas. Kaip tas internautas dabar pirkėjas atrodo? Iš tiesų tiek vyrų, tiek moterų perka maždaug panašiai.
Nors paskutinės tendencijos rodo, kad vyrai išdrasėjo kažkodėl, vyrų pradėjo daugėti ir vyrai iš ne miesto arba ne iš didžiųjų miestų pradėjo pirkti. Daugiausia perka, matome, gana jauni žmonės, tarp 20-29 metų. Ta prasme, mes turim augantį pirkėją. Ta prasme, kai jam bus jau virš 30 metų, manau, jo pajėgumai pirkti nustebins. Kaunas, Vilnius sudaro didžiąją dalį komercijos apyvartų, bet kaimo vietovės iš tiesų perka vis daugiau ir daugiau. Ir įvairių klientų pastebėjimais auga kartais daugiau negu kad iš didesnių miestų. Ką perka? Tai bilietai jau tapo norma, bilietą mokame turbūt daugumą iš mūsų nusipirkti. Knygos, būtinė technika, laisvalaikio prekės. Iš tiesų, žvilgtelkit, kas yra pigų LT asortimente, tai ir perka. Nes jie buvo susidėję labai daug prekių, dauguma jų ištrynė, paliko ko gero tik tai, kas eina. Dėkui Tomui iš Globaltos už šitus skaičiukus. Mane patį nustebino, čia matome, kiek padidėjo pirkimai iš Amazono, iš Lietuvos. Matęs, kad galbūt yra kažkokia krizė, 2009 buvo, bet augimas įspūdingas, Juksas irgi auga, bet čia vėliau apie tai dar pakomentuosiu. Iš tiesų, Juksas galbūt ir daugiau aktų, bet esmė ta, kad perka žmonės iš žinomų, iš patikimų brandų. Juksas galbūt Vilniuje žinomas, bet kitose miestuose nelabai. Ir tas pats iš tiesų ir Lietuvoje perka daugiau iš žinomų brandų. Siuntos Lietuvoje. Čia ačiū Lina iš DPD, pateikė informaciją, kas vyko 2009. Iš tiesų čia yra geriau negu bet kokia kita statistika, nes tai yra, jie geriausiai žino iš tiesų, kaip kas juda Lietuvoje. Tai B2C, tai galutiniam klientui buvo siuntų išvežta 20% daugiau negu praeitais metais. Jie galvoja, kad Lietuvoje tebeaugs apie 30% e-komercija, bet daugiau žmonių vis daugiau ir daugiau pirks iš užsienio. Ta rodo jų tarptautinė patirtis kitose šalyse. Šiek tiek pavyko gauti įvairių įdomių skaičių iš klientų, pažįstamų, draugų. Tai matome pigų apyvartą, kuri visai nebloga mano akimis. Čia gal svarbu tai, kad konversija yra vienetas. Aš nežinau, ar visi žinot, kas yra konversija. Yra santykis tarp lankytojų ir pirkėjų. Tai yra 1% iš 100 atėjusių vienas perka. Tai pas jos yra neblogai, vienas, tai vidurkis Lietuvoje apie 0,5-6, o taip yra. Kalėdų metu, sako, yra 2. Turbūt gal tiek apie jos. Neriba LT, tai toks rinkoje senbuvis, pardavinėjo buitinę techniką ir jau ne tik. Apyvartos didėjo per dvigubai, užsakymų skaičius irgi ženkliai padidėjo, bet jie pradėjo pardavinėti gal mažiau kainuojančias prekes. Čia įspūdinga galbūt tai, kad vidutinė krepšelio vertė yra 1000 litų. Tai reiškia, kad ta prasme brandas jau užsitarnavo tam tikrą lygį ir pasitikė žmonės, perka brangius daiktus. Buvo daug jisai didesnis, bet kadangi pigius daiktus pradėjo pardavinėti, tai nukrito netgi. Atsiskaitimo būdas vyrauja, kaip manot, pavedimas ir banklinkai. Grynieji 25. Matysit iš kitų pavyzdžių, dažniausiai jeigu yra atsiskaitimo būdas grinais, tai dauguma ant to ir naudojasi. Šiek tiek čia kitaip yra. Knygų klubas. Tikriausiai žinot šitą elektroninę parduotuvę, nors joje dažniausiai perka klubo nariai, tie, kurie dažniausiai daug skaito ir dažnai perka. Tai jų apyvarta šiais metais krito 10%, bet aplamai knygų rinka susitraukė apie 30%.
Tai tą patį rodo ir viso pasaulio statistikos, kad interneto prekyba esant sunkmečiui krenta daug mažiau negu kad tradicinė prekyba. Unikalūs lankytojai matot, kad vien tik tai jie didėja, labai aukšta konversija, beveik 2%, 1,8. Tai reiškia, kad perka sugrįžtantis pirkėjai. Geriausia konversija yra iš naujienlaiškio 3,3. Tai dauguma klientų irgi nurodo, kad naujienlaiškiai yra viena iš efektyviausių priemonių vykdyti rinkodarą. Tiesioginis 3% irgi reiškia, kad jų brandas patikimas ir pastoji žmonės grįžta ir taip toliau. Atsiskaitimas 20% grinaisis man pačiam kelia šypseną, bet taip yra, jeigu jis jų įdeda šitą mokėjimo būdą, tai dažniausiai to žmonės naudojasi. Manau, kad matot pristatymo trukmė nuo 2 iki 7 dienų. Aš manau, kad jeigu jie pakeistų tai į vieną darbo dieną, manau, jie parduotų gal 2-3 daugiau. Čia tokia patirtis ir iš kitų klientų. Openai, Kroksų karalius Lietuvoje. Apyvartos augo tikrai gerai, 80%. Jie reklamuojasi, matot ir televizijoje, ir greitkeliuose, visur reklamos. Kalėdinis laikotarpis ypač geras. Matot, auga pirkimai daugiau ne iš miesto, iš kitur. Konversija irgi nebloga, iš tiesų jau visi žinom, kas tas Kroksas, tai ten prekė kalba pati už save ir daug klausimų nekyla ir labai nėra su ko ir kainą palyginti, vaikščiot kažkur kitur. Dažniausiai užsako į namus ir nori gauti vakare, bet aplamai tendencija tokia, kad daugiau žmonių užsisako į darbą. Čia įdomi tokia skaidrė paimtas vienas startupas, nauja internetinė parduotuvė prieš metus startavusi ir parodyta, kaip jis sekės. Mėlyna yra apyvarta, žalia yra kaštai, raudona yra ta pelno marža, kurią jie turi. Matot, kad kaštai buvo žymiai didesni, negu kad jie sugeneruodavo pinigėlių savo. Ir turbūt iš karto, kas prekyba susiję, mato, kaip čia gali būti, kad apyvartos taip didėjo, o kažkaip tų pinigėlių savo nelieka. Tai iš tiesų rinkos dalyvis dirba labai konkurencingoje srityje, daug yra konkurentų ir dėl kainų karo maržos nukrito kartais. Bet matome, kad šios kalėdos yra gana sėkmingos, jisai dirba ne į minusą, tai tarkim darant prielaidą, kad tebeaugs rinka ir viskas toliau bus gerai, tai šviečiasi gera ateitis su sąlyga, kad augant apyvartoms nebereiks vis daugiau kaštų didinti. Ta prasme, kaštai turi nedidėti taip smarkiai. Pasikalbėjau su reklamos tinklų atstovais, tai ką jie pastebi, kad reklamos kampanijų yra iš elektroninių parduotuvių vis daugiau, sumos didėja reklamos kampanijų, lyderiai užsisako reklamos kartais daugiau negu kad mažesni ir anksčiau. Iš tiesų, jie sako, nėra taip, kad ten kokie baneriai neveikia, ar tai veikia koks SEO. Iš tiesų, sako, viskas veikia, bet reikia daryti labai gerai apgalvojant ir dažniausiai būna integruota reklama. Ta prasme, reklamos kampanija apima įvairias reklamos formas ir kanalus. Reikia gana daug kūrybiškumo ir mokėti gerai skaičiuoti, mokėti išmanyti tos skaičiavimo įrankius, kad išmokti, ta prasme, daryti tą biznį. Ir vienas sėkmingiausių investicijų, sako klientai, kad į SEO, SEM, naujienlaiškių rinkodarą. Bet čia yra apklausos duomenys, bet sakau, yra ir labai sėkmingų banerinių kampanijų. Kad turim Lietuvoje logistikoje, yra DPD, Saugios siuntos, Unipak, Unipak. Kiekvienais metais kas nors bankrutuoja, kas nors atsiranda iš naujo, Feniksais kyla, kartais nusineša pinigėlių
iš klientų ir panašiai. Dauguma dirba su DPD pradžioj. Iš tiesų paskui pabando pereiti pas pigesnius, paskui vėl grįžta. Iš tiesų, ką čia noriu pastebėti, kad vežėjas yra jūsų veidas. Ta prasme, iš tiesų, šopo veidas, jisai, kai kurjeris atvažiuoja, jeigu jisai tenais susivėlęs su kokia tatuiruotė išgėręs, tai nieko gero iš to nebus. Turim Lietuvos paštą. Adrema Vilniaus tranzitą čia paminėjau dėl to, kad jie turi sandėlius, ta prasme, jūs galite nuvežti prekes ir suintegruoti su kokia apskaitos programa, su šopu, ir kai jūs kažką parduosit internete, Adremas suras prekę, užklijuos, įpakuos, nusiūs, jūs galite tiesiog daryti savo tiesioginį biznį, o ten neužsiminėt kažkokiais reikalais. Tiesa, kai pardavinėja drabužius, grįžta prekės, reikia išlyginti ten kokius marškinius, tai vienintelis toks ir nuvažiavimas reikalingas. Bet tai gali outsourcinti. Iš online mokėjimo būdų yra Lietuvoje populiariausia elektroninė bankininkystė, banklinkai tie vadinami. Kreditinės kortelės, čia paminėtos, 30% pirkėjų jas naudoja, bet iš tiesų naudoja pirkimams užsienyje. Lietuvoje yra elektroninių parduotuvių su atsiskaitimu kortele, bet yra labai nedaug ir tik tai apie 1% sudaro. Jeigu, kaip sakiau, įdedat atsiskaitimą grinais, tai dauguma jų yra naudojas. Atsirado offline'iniai mokėjimo taškai, kai siunčiamas pirkėjas į kokią maksimumą susimokėti. Tai nieko šiaip keisto, nes kitose šalyse tas irgi yra. Čekijoje, kaip pavyzdys, yra visur tie bankomatai, kur žmogus nueina, įdeda kopiūrą, jis suveda pirkimo tą užsakymo numerį ir taip atsiskaito. Ir atsiras šiais metais ir pradės veikti, tai yra ateinančiais metais. Tokie rinkos dalyviai, GSPay, ten Chronopay ir panašiai, užsienio bendrovės iš Skandinavijos pagrindė, kurios mato čia Lietuvoje perspektyvą ir mano, kad už 3 metų bus čia jiems tikrai įdomu.